Seriale Kiaulytė Pepa pilna juokingų animacijos klaidų ir šiandien mes jas visas apžvelgsime. Kaip serijoje Miško klubas, kai ponas Wolfas kalba vaikams, matome, kad tarp jo ir vaikų yra medžio kelmas. Tačiau po kelių kadrų tas kelmas dingsta. Serijoje Greitoji pagalba daktaras Rudasis Lokys ateina į vaikų darželį parodyti vaikams, kaip gydyti sergantį žmogų. Dabar pažiūrėkite į Fredį Lapiną. Jis sėdi tiesiai šalia greitosios pagalbos automobilio rato. Tačiau klaida ta, kad kiekvieną kartą, kai kamera priartėja prie daktaro Lokio, Fredis ir kiti vaikai vis dingsta. Ir taip pat pažiūrėkite į šį kamuolį už daktaro Lokio, nes kai kamera priartėja prie jo, kamuolys dingsta. Vėliau serijoje daktaras Lokys nurieda nuo kalvos ir atsitrenkia į obelį. Ir nukrenta 8 obuoliai. Tačiau klaida ta, kad kai sceną matome iš tolo, matome tik 5 obuolius. Tačiau kai į įvykio vietą atvažiuoja greitoji pagalba, vėl matome 8 obuolius. Dabar pereikime prie serijos Traukinio kelionė. Čia matome Rebeką, Pedrą ir Denį, kurie sėdi vienoje eilėje, o Candy Cat sėdi už jų. Praėjus vos keliems kadrams, kai ponas Triušis ateina patikrinti bilieto, Denį ir Candy apsikeitė vietomis. O šioje scenoje visi vaikai savo lapuose pažymėjo signalų langelį. Tačiau problema ta, kad jie dar nematė signalų dėžutės. Tačiau kai Pepa pamato signalų dėžutę, mes vėl matome jų užduočių lapą. Tačiau klaida ta, kad signalų dėžutė nėra pažymėta. Tačiau vos prieš kelias scenas jie visi buvo pažymėję signalų dėžutę. Serijoje ponas Bulis kasa upę, kai senelis kiaulė įlipa į savo valtį, galime matyti, kad čia yra pavarų svirtis. Tačiau po akimirkos, kai jo valtį užblokuoja pono Bulio ekskavatoriaus valtis, pavarų svirtis dingsta. Taip pat, jei pažvelgsime į pono Bulio valtį, galime matyti valdymo svirtį. Tačiau vėliau serijoje, kai į sceną atplaukia policijos valtis, svirtis dingsta. Serijoje Vakarėlio autobusas Pepa gauna kvietimą į Kandi katės gimtadienio vakarėlį. Tačiau vakarėlis vyksta dviaukščiame vakarėlio autobuse. Ir kaip matome čia, autobuse yra tik viena sėdynių eilė. Po trumpo laiko visi atsisėda ir autobusas pradeda važiuoti. Atminkite, visi vaikai sėdi toje pačioje sėdynių eilėje. Tačiau kai matome autobusą iš išorės, pastebime, kad sėdėjimo tvarka dabar visiškai pasikeitusi. Dabar vaikai sėdi skirtingose eilėse, kaip įprastame autobuse. Serijoje Londonas ponia Gazelė nuveda klasę į Londoną vienai dienai, kur jiems ekskursiją po miestą veda ne kas kitas, o pati Anglijos karalienė. Kai jie laukia, kol laivas kirs tiltą, galime pastebėti, kad autobuso viduje yra užrašytos kažkokios instrukcijos. Tačiau kai laivas kerta tiltą ir mes vėl matome autobusą iš kitos pusės, galime pastebėti, kad anksčiau buvusios instrukcijų lentelės jau nebėra. Ir tai dar ne viskas. Viso epizodo metu šis varpelis autobuso viduje vis atsiranda ir dingsta. Epizode tapyba Pepa ir Džordžas tapo paveikslėlius. Pradžioje, kai jie ruošiasi, yra 3 spalvos – mėlyna, raudona ir geltona. Pepa įmerkė savo teptuką į geltonus dažus ir mes matome geltoną spalvą ant jos teptuko. Tačiau, kai scena persijungia nuo Džordžo prie Pepos, spalva nuo Pepos teptuko dingsta, nors jos drobė lieka tuščia. Po akimirkos, kai scena vėl persijungia į Pepą, ant teptuko vėl matyti geltona spalva. Šioje serijoje ponas Bulvė atvyksta į miestą. Visi miestelio gyventojai džiaugiasi galėdami susitikti su ponu Bulve. Kai kiaulių šeima atvyksta į sporto centrą, atkreipkite dėmesį, kur jie pastato savo automobilį. Tačiau klaida yra ta, kad kai ponas Bulve pagaliau atvyksta, matome, jog jis pravažiuoja savo automobiliu tiesiai per vietą, kurioje kiaulių šeima buvo pastačiusi savo automobilį. Tai ką, ar tėčio kiaulės automobilis pats nuvažiavo į kitą vietą? O dabar kita klaida, kuri tikrai labai juokinga. Serijoje Kalėdų senelio namelis. Tai kalėdų metas ir visi vaikai eina aplankyti kalėdų senelio namelį, kad pasakytų jam, ko norėtų dovanų per kalėdas. Kai Pepa ir jos šeima eina į kalėdų mugę, mes taip pat matome Zoją Zebrą ir jos mamą mugėje. Tačiau klaida ta, kad Zoja ir jos mama taip pat yra ant apžvalgos rato. Galbūt pagalvotumėte, kad tai skirtingi tos pačios rūšies personažai, bet tai neįmanoma, nes jie vilki visiškai tuos pačius drabužius. Kaip tai įmanoma? Einame toliau. Serijoje Turgus. Pepa su šeima vyksta į turgų nusipirkti kai kurių prekių. Nusipirkę obuolių, jie aplanko panelės karvės prekystalį. Atkreipkite dėmesį, kad tėtis kiaulė laiko obuolių krepšį, o mama kiaulė stovi tiesiai už jo. Tačiau problema ta, kad kai tėtis kiaulė nuo sūrio kvapo nukrenta ant grindų, mama kiaulė ir krepšys dingsta. Ir tai dar ne viskas. Po akimirkos, kai kiaulių šeima nueina prie pono Lapino prekystalio, jis jiems parodo įvairių daiktų. Pirmiausia, jis jiems parodo medinį obuolį, o po to plastikinį sūrį. Pastebėkite, kad medinis obuolys vis dar yra ten. Tačiau, kai scena nutolsta, medinis obuolys tiesiog dingsta.
Manęs tai nestebina, nes su ponu Lapinu visada vyksta kažkas įtartino. Toliau, serijoje kūno kultūros pamoka, ponia Gazelė nuveda vaikus į senelio Triušio kūno kultūros pamoką ir kai jie atvyksta į sporto salę, senelis Triušis supažindina juos su pamoka. Dabar atkreipkite dėmesį į Kendi katės ir Emilijos drambliukės poziciją. Kaip matome, Kendi katė yra tolimesnėje pusėje, o Emilija arčiau. Tačiau klaida yra ta, kad jau kitame kadre jų pozicijos pasikeičia. Per akimirką jos tiesiog apsikeičia vietomis. Ir tai dar ne viskas. Vėliau serijoje, kai senelis Triušis pasakoja vaikams istoriją, scena persijungia į Denis šuniuką, už kurio stovi Zoja zebra. Tačiau problema ta, kad kai vaizdas atitolsta, pažiūrėkite, kur dabar stovi Zoja zebra. Dabar jis stovi už Siuzės avytės. Serijoje Princesė Pepa, kai močiutė kiaulė įeina į Pepos kambarį, galime pastebėti mėnulį kairiajame lango rėme. Tačiau po kelių akimirkų, kai jį užmina ant ančiuko žaislo, mėnulis jau persikėlė į dešinįjį lango rėmą. Ir galiausiai, kai jie atsisėda ant kėdės, mėnulis vėl grįžta į kairįjį lango rėmą. Rimtai, šiam mėnuliui reikia apsispręsti. Neseniai išleistoje serijoje Lava pastebėjome didelę animatorių klaidą. Kai Pepa fotografuoja mamytę ir tėtį kiaulę, pažiūrėkite į foną. Yra geltona siena ir kalendorius. Tačiau kai jie atspausdina nuotrauką, jie atrodo visiškai kitaip. Nuotraukoje jie stovi priešais žalią sieną, nors anksčiau stovėjo priešais geltoną sieną. Toliau, serijoje Emilija drambliukė, kai vaikai bėga į klasę, pažiūrėkite į jų eilę. Pirmiausia eina Pepa, tada Rebeka, po to Denis, Pedras, Siuzė, Zoja, o galiausiai Kendi katė. Tačiau klaida yra ta, kad jau kitame kadre pirmoji ateina Pepa, o po Pepos Kendi katė. Bet kaip tai įmanoma? Prieš akimirką mes aiškiai matėme, Kendi katė įėjo paskutinė. Ir tai dar ne viskas. Kai vaikai rodo Emilijai, kur pakabinti jos paltą, mes matome, kad ant kabyklo jau kaba daugybė paltų. Tačiau jų tvarka dabar yra kitokia. Žalias ir oranžinis paltai apsikeitė vietomis. Serijoje Labai karšta diena, pačioje pradžioje mamos kiaulės nosis išlenda pro duris, kai ji jas atidaro. Dabar atidžiai pažiūrėkite į šią sceną. Kadangi taip karšta, reikia naudoti kremą nuo saulės. Ar pastebėjote ką nors keisto? Iš kur mama kiaulė gavo kremą nuo saulės? Jei ji būtų vilkėjusi įprastus drabužius, galėtume manyti, kad ji išsitraukė jį iš kišenės, bet ji vilki maudymosi kostiumėlį. Ir tikrai jos maudymosi kostiumėlyje nėra kišenių, tiesa? Vėliau mama kiaulė prijungė žarną prie čiaupo, bet iš kur atsirado tas čiaupas? Epinodo pradžioje ten nieko nebuvo, bet dabar atsirado čiaupas ir tai dar ne viskas. Vėliau epizode panelė Triušienė atvyksta su savo ledų vežimėliu, o mama kiaulė visiems nupirka ledų. Tačiau Džordžo ledai tiesiog ištirpsta per kelias sekundės, o kitų ledai lieka nepakitę. Ir kai mama kiaulė ruošiasi duoti tėčiui kiauliui skirtus ledus Džordžui, pažiūrėkite į pagaliuką Džordžo rankoje. Vos tik jis paima ledą, pagaliukas dingsta. Kai jie grįžta prie baseino, matome, kad jie visi suvalgė savo ledus, nes jų rankos tuščios. Tačiau vėliau, kai jie pažadina tėtį kiaulę, matome, kad jis valgo tą patį ledą, kurį valgė Džordžas. Serijoje Pietus yra daug klaidų. Pačioje pradžioje galime pastebėti, kad Džordžas stovi tiesiai ant daržo žolės ribos. Tačiau kai scena nutolsta, matome, kad jis jau keli žingsniai nuo daržo. Ir tai dar ne viskas. Šioje scenoje močiutė kiaulė gamina salotas, o šalia jos stovi Pepa ir Džordžas, kurie stebi. Dabar atkreipkite dėmesį į Pepą. Kai scena tolsta, matome, kaip Pepa slysta link Džordžo. Atrodo, lyg jie čiuožtų grindimis. Tai įvyko greitai, bet mums pavyko tai užfiksuoti. Serijoje Kanjonų šalis, kai kiaulių šeima ruošiasi įlipti į panelės Triušienės sraigtasparnį, atidžiai pažiūrėkite į mamos kiaulės batus. Aiškiai matysite, kad jie yra mėlyni. Tačiau vos po kelių akimirkų, kai ji leidžiasi kopėčiomis į valtį, jos batai stebuklingai pakeičia spalvą į violetinę. Serijoje Eismo kamštis viskas nesutampa. Pačioje pradžioje aiškiai matome obelį stovinčią dešinėje ekrano pusėje. Tačiau vos po kelių akimirkų, kai močiutė ir senelis kiaulė išstumė savo karutį į lauką, ta obelis staiga dingsta. Dar keisčiau, medis, kuris iš pradžių buvo kairėje pusėje, stebuklingai persikelia arčiau namo. Tačiau tai ne vienintelė klaida. Kai kiaulių šeima įstringa kamštyje, atidžiai pažiūrėkite į panelės Triušytės automobilį. Jos ausys tokios aukštos, kad išlenda pro automobilio stogą. O štai kita klaida yra tiesiog nepaprastai juokinga. Serijoje Kelionė traukiniu Madama Gazelė nuveda vaikų grupę į kelionę traukiniu, kur jie turi pažymėti, ką pamato savo užduočių lapuose. Tačiau traukinių stotyje Pedras pameta savo bilietą. Kai Pedras ieško savo bilieto, atidžiai pažiūrėkite į žemę. Aiškiai matome, kad ten nieko nėra.
Tačiau po kelių akimirkų, kai atvyksta ponia Gazelė, Zoja Zebra parodo į žemę ir ten atsiranda Pedro traukinio bilietas. Neįmanoma, kad tas bilietas ten buvo iš pradžių. Galbūt Zoja Zebra buvo paslėpusi bilietą, o kai Pedro žiūrėjo į ponę Gazelę, ji numetė jo bilietą ant žemės. Serijoje Negyvenama sala. Senelis triušis, senelis šuo ir senelis kiaulė eina žvejoti. Ir jei pažvelgsime į valtį, galime pastebėti, kad yra vėliavos stiebas, vairas ir pavarų svirtis. Tačiau klaida yra ta, kad kai jie plaukia valtimi ir pasiekia savo tikslą, galime pastebėti, jog pavarų svirtis dingo. Tačiau anksčiau ji buvo būtent ten. Ir tai dar ne viskas. Vėliau serijoje valtis nuskęsta ir visi trys seneliai įstringa negyvenamoje saloje. Taigi, tėtis šuo ateina į pagalbą. Kai tėtis šuo ruošiasi įlipti į valtį, galime pastebėti, kad jo valties pavarų svirtis yra ant krašto, daug toliau nuo vairo. Tačiau vos tik jis įlipa į valtį, pavarų svirtis jau yra šalia vairo. Bet palaukite, yra dar vienas dalykas. Vėliausiai, kai tėtis šuo ir vaikai suranda senelius, pavarų svirtis jau yra dingusi. Rimtai. Kur apskritai galima rasti tokias valtis? Serijoje Pono Bulvės kalėdinis šou visi Pepos darželio vaikai susirenka teatre pažiūrėti Pono Bulvės gyvo pasirodymo. Atkreipkite dėmesį, kad Pepa sėdi paskutinėje eilėje su kai kuriais savo draugais. Priešais Pepą matome rudą katę. Dabar atidžiai stebėkite, nes čia esanti klaida yra stebuklinga. Po akimirkos, kai ponia Gazelė pasako, kad pasirodymas tuoj prasidės, ruda katė, kuris sėdėjo priešais Pepą, dabar stebuklingai atsidūrė pačioje pirmoje eilėje. Ir tai dar ne viskas. Kai pasirodymas jau tuoj prasidės, Pedras Ponis sako, kad jam reikia į tualetą. Dabar atkreipkite dėmesį į šiuos du personažus, sėdinčius šalia Fredžio Lapino. Vos tik Pedras praeina pro praėjimą eidamas į tualetą, abi vietos dabar yra tuščios. Tačiau prieš kelias sekundės jos buvo užimtos, jie vėl kalbėjo apie rudą katiną. Po to, kai Pedras nueina į tualetą, scena priartėja prie Pepos. Bet pažiūrėkite, kas sėdi priešais ją. Tas pats katinas, kuris sėdėjo pirmoje eilėje. Kai Pedras grįžta iš tualeto, scena vėl nutolsta ir žinoma, katinas stebuklingai vėl atsisėda pirmoje eilėje. Rimtai, kokie čia triukai vyksta? Dabar ši kita klaida randama serijoje Šokinėjantis kamuoliukas. Čia Pepa ir jos draugai žaidžia futbolą, taip pat galime pastebėti 4 medžius su vaisiais. Dabar įdėmiai pažiūrėkite, nes po kelių sekundžių visi vaisiai nuo medžių tiesiog pranyksta be pėdsako. Tačiau po kelių sekundžių, kai Rebeka Triušytė įmuša įvartį, vaisiai vėl matomi. Rimtai, kas čia vyksta su tais vaisiais? Serijoje Filmo vakaras, Pepa ir jos draugai eina į Penny Meškutės namus žiūrėti filmo. Jei pažvelgsime į sofą, matysime, kad ant jos yra 3 pagalvėlės. Tačiau klaida yra ta, kad kai tik Penny Meškutės tėvai pastato projektorių, pagalvėlės jau yra dingusios. Ir juokingiausia tai, kad po akimirkos, kai vaikai atsisėda žiūrėti filmo, vėl galime matyti tas 3 pagalvėles. Tačiau šį kartą ant jų sėdi Rebeka, Suzy ir Geraldas. Dabar pažiūrėkime į loginę klaidą. Serija Karnavalas yra tikras klaidų karnavalas. Pradžioje Geraldas žirafa matomas minioje. Tačiau po akimirkos jis jau eisenoje groja elektrinė gitara džiazo grupėje. O kai scena persikelia pas kapitoną Šunį ir Denį Šunį, Geraldas vėl matomas minioje. Ir tai dar ne viskas. Kai ponas Bulvė sumirksėjo, jo akys tapo nematomos ir akys nėra vienintelis dalykas, kuris dingo. Šioje scenoje ponas Bulvė neturi rankų. Pažiūrėkite į vairą. Jo rankų ten nėra. Tačiau po akimirkos jo rankos atsiranda ant vairo. Serijoje, kurioje Pepos klasė išvyksta stovyklauti, taip pat pastebėjome gana įdomią tęstinumo klaidą. Pirmiausia, scenoje matome ponę Vilkę, kuri moko vaikus, kaip pūsti muilo burbulus. Svarbi detalė ta, kad iškart po to, kitoje scenoje, visi muilo burbulų pūtimo įrankiai tiesiog dingsta iš visų vaikų rankų. Kaip ir serijoje, kurioje Evė pirmą kartą grįžta namo, pastebime keletą gana juokingų klaidų. Kai tėtis kiaulė laiko Evę, jei šiek tiek priartinsime, galime pamatyti, kad jo ranka pereina tiesiai per Evės veidą. Panašu, kad tėtis kiaulė įgijo naujų supergalių. Viena iš išskirtiniausių mažosios Evės savybių yra mažytė širdelės formos dėmelė ant vieno jos skruosto, unikali ir labai miela detalė. O kita klaida yra susijusi būtent su ta dėmele. Šioje scenoje, kai mažoji Evė pasuka galvą iš vienos pusės į kitą, jos širdelės formos dėmelė dingsta. Dabar abi jos veido pusės atrodo visiškai vienodai. Dabar kita klaida yra loginė. Kai kiaulių šeima ėjo link paradinių durų, ant sienos pastebėjome nuotraukos rėmelį. O nuotraukoje matome mamytę kiaulę, tėtį kiaulę, Pepą, Džordžą ir Evę. Tačiau klaida yra ta, kad ši serija turėtų rodyti pirmąją Evės dieną namuose, vadinasi, ji visą tą laiką buvo ligoninėje. Tai kaip kiaulių šeima jau spėjo nueiti su Eve picos, tai visiškai nelogiška.
Serijoje Krepšinis tėtis kiaulė ateina į darželį, kad išmokytų Pepę, Džordžą ir jų draugus žaisti krepšinį. Ir vienoje scenoje, kai Pepė ir Siuzė kalbasi, pastebėjome keistą klaidą. Pažiūrėkite į Siuzės rankas. Viena jų yra pilka, o kita balta. Ir tai dar ne viskas. Šioje scenoje Džordžas perduoda kamuolį Zojai Zebrai ir ji jį pagauna. Bet pažiūrėkite į jos uodegą. Ji atrodo kitaip nei įprastai. Ant jos uodegos nėra kailio, bet kai ji ruošiasi mesti kamuolį, jos uodega akimirkai tampa normali. Keista klaida, ar ne? Serijoje Detektyvė Pepa, Pepa ir Džordžas vaidina detektyvus, kad surastų meškiuką. Kai Pepa įeina į savo kambarį, galime pastebėti, kad ten yra duonos trupinių takelis, rodantis kelią. Vėliau, kai Pepa pradeda klausinėti tėčio kiaulės, galime pastebėti, kad trupinių ten jau nebėra. Ir tai dar ne viskas. Vėliau, kai Pepa išlipa iš lovos radusi meškiuką, trupiniai vėl matomi, bet dabar jie yra arčiau durų, o ne lango. Anksčiau trupiniai vedė iki pat lango. Galbūt tėtis kiaulė suvalgė tuos trupinius. Grįžtant prie Evės serijos, pastebėjome dar vieną klaidą. Kai Pepa, Džordžas ir tėtis kiaulė dažo Evės kambarį, pro langą matome saulę. O kai jie baigia dažyti kambarį, matome, kad lauke jau sutemo. Tačiau klaida ta, kad saulė vis dar yra toje pačioje vietoje kaip ir anksčiau. Dabar mes žinome, kad saulė teka rytuose ir leidžiasi vakaruose. Bet Pepos pasaulyje atrodo, kad saulė teka ir leidžiasi tą pačią kryptimi. Toliau, serijoje Slėpynės matome visą kiaulių šeimą sėdinčią savo svetainėje. Dabar apsidairykite po kambarį. Čia yra akivaizdi klaida. Ar ją pastebėjote? Na, čia trūksta televizoriaus. Visose kitose serijose čia būdavo televizorius, bet šioje serijoje jo nėra. Serijoje Pono Lapino parduotuvė pastebėjome daugybę keistų klaidų. Kai kiaulių šeima ruošiasi įeiti į Pono Lapino parduotuvę, matome, kad Džordžas laiko taupyklę. Tačiau vos tik jie įžengia į parduotuvę, taupyklės jau nebėra. Niekas nelaiko taupyklės, tai kur ji dingo? Nebent Ponas Lapinas ją pavogė, tai yra animacijos klaida. O vėliau serijoje, kai Pepa nusprendžia nusipirkti meškiuką, matome, kad Džordžas laiko tą pačią taupyklę, kuri buvo dingusi. Serijoje Nelabai gerai, kai daktaras Lokys atvyksta į Pepos namus, iš pradžių matome, kad Džordžas stovi priešais tėtį kiaulę. Po kelių akimirkų jis jau stovi tarp mamos ir tėčio kiaulių, o tada priešais mamą kiaulę. Panašu, kad Džordžas dabar gali teleportuotis. Ir taip pat pažiūrėkite į šį dinozauro piešinį po laikrodžiu, nes epizodo pabaigoje jis dingsta. Ir tai dar ne viskas. Kai daktaras Lokys pila vaistus ant šaukšto, iš buteliuko iškrenta tik vienas lašas. Tačiau pagal tai, kaip jis laiko buteliuką, visi vaistai turėjo išsilieti. Toliau, serijoje Tėtis kiaulė pameta savo akinius, pastebėjome daugybę klaidų. Pačioje serijos pradžioje matome, kad Pepa ir Džordžas žiūri poną ir ponę bulvę per televizorių. Kai abu jie parkrenta juokdamiesi, pono bulvės skrybėlė nukrenta, tačiau ponios bulvės gėlė nenukrenta. Kai Pepa ir Džordžas įeina į savo tėvų kambarį, šalia lango matyti stovinti vaza, tačiau vėliau jis stovi šalia spintos. Taip pat pažiūrėk į šiuos 3 lūpdažius ant tualetinio staliuko. Iš pradžių jie stovi įprastai. Tačiau kai Pepa ir Džordžas išeina iš tėvų kambario, lūpdažiai šiek tiek pasislenka į dešinę. Nėra jokios galimybės, kad kas nors juos būtų pajudinęs. Vonioje pastebėjome keistą klaidą. Pažiūrėk, kur čia yra Pepa. Pepa yra už Džordžo. Tačiau kai Džordžas patikrina vonią ir scena nutolsta, matome, kad Pepa dabar tikrina tualeto dangtį. Bet kaip tai įmanoma? Ji buvo už Džordžo ir mes nematėme, kaip ji perėjo į tą pusę. Šioje serijoje ponas Bulvė atvyksta į miestą. Kai visi laukia pono Bulvės prie sporto centro, matome, kad ten yra ir močiutė kiaulė ir kaip visada, ji dėvi savo skrybėlę. Tačiau kai Pepa su savo šeima atvyksta į sporto centrą, močiutės kiaulės skrybėlė dingsta. Ir tai dar ne viskas. Kai ponas Bulvė perkerpa juostelę ir atidaro duris, matome, kad pastate jau yra daug žmonių, nors jis dar nebuvo atidarytas. Kaip tai įmanoma? Be to, daugelis žmonių, kuriuos matome pastate, ką tik buvo lauke. Kai ponas Bulvė kalba su vaikais, fone matome 2 paveikslus. Dabar susitelkime į šį hantelio paveikslą. Kai Siuzi pradeda kalbėti, šis paveikslas apsiverčia ir pakeičia kryptį. Serijoje Muziejus. Pepa eina į muziejų su savo šeima. Ji tyrinėja muziejų ir labai linksminasi. Ir vienoje iš scenų, kai Pepa žiūri į karūną ant lentynos, matome, kad fone už jos yra paprasta violetinė siena. Tačiau kai kamera priartėja prie Pepos, mes nematome violetinės sienos, o vietoj jos matome stiklinę vitriną. Tačiau ankstesnėje scenoje už jos buvo tik violetinė siena. Šioje serijoje kapitonas Tėtis kiaulė, kiaulių šeima leidžiasi į kelionę valtimi.
Dabar pažiūrėkite į šią metalinę stulpą valtyje, ant jos nieko nėra. Tačiau po kelių sekundžių stebuklingai atsiranda varpelis. Toje pačioje serijoje radome dar vieną keistą klaidą. Pažiūrėkite į pikniko antklodę. Matote, kad ji pilna įvairaus maisto. Tačiau po akimirkos, kai Pepa ir Džordžas pradeda šerti antis, scena nutolsta. Ir maistas, buvęs ant pikniko antklodės, jau dingęs. Tai tikrai klaida, nes nemanome, kad tėtis kiaulė galėjo suvalgyti visą maistą per kelias sekundės. Dabar kita klaida taip pat keista. Kai Pepa ir Džordžas bėga link mamos kiaulės. Prisiminkite jų poziciją čia. Priekyje yra Džordžas, o už jo Pepa. Tačiau kai scena nutolsta, jų pozicijos pasikeičia vietomis. Vėliau serijoje kiaulių šeima grįžta iš pasiplaukiojimo valtimi. Ir jei pažvelgsime į galinę valties dalį, ten nieko nėra. Tačiau po kelių sekundžių iš niekur atsiranda metalo gabalas. Rimtai, ši valtis atrodo stebuklinga. Serijoje, kurioje Pepa ir jos šeima gamina desertą bananą split, pastebėjome keistųjų klaidų. Pradžioje, kai Pepa klausė močiutės kiaulės, kas yra banana split, ant stalo yra medinė lentelė su peiliu ir 5 bananais. Po to, kai močiutė kiaulė ir Džordžas pasiima po vieną bananą, pastebėjome, kad medinės lentelės jau nebėra, o lėkštėje liko tik 2 bananai. Ir dar, paslaptingai, ledų taurėje atsirado dar vienas bananas. Ši virtuvė tikrai atrodo stebuklinga. Serijoje Madame Gazelės namas Pepa, Džordžas, mama kiaulė ir tėtis kiaulė atvyko aplankyti Madame Gazelės. Kai jie įeina į namą, šeima greitai supranta, kad jos namą stumia šalia augantis aukštas medis. Dabar žiūrėkite atidžiai. Čia matome, kad ant medžio šakos nieko nėra. Tačiau vėliau serijoje, kai ponas Bulas užlipo į medį, galime pastebėti pelėdą, paukščio lizdą ir bičių avilį. Bet anksčiau aiškiai matėme, kad ant medžio nieko nebuvo. Serijoje močiutė avis atsikrausto, Pepa ir Suzy žaidžia žaidimus Suzy namuose. Po akimirkos įeina mama avis sutvarkyti kambario. Dabar žiūrėkite atidžiai. Mama avis neša 3 kartoninės dėžes ir eina į kitą kambarį. Tačiau klaida yra ta, kad kai jie pasiekia kitą kambarį, viršutinės kartoninės dėžės spalva pasikeičia į baltą. Tačiau anksčiau visos dėžės buvo vienodos spalvos. Ir tai dar ne viskas. Kai mama avis padeda dėžes, balta dėžė stebuklingai pakeičia savo spalvą. Dabar ji vėl yra pradinės spalvos. Atrodo, kad kartoninė dėžė turi savo valią. Kaip ir šioje scenoje, kai kalba Mandy Mouse, sukasi savo neįgaliojo vežimėlyje. Jei sustabdysime tinkamame kadre, galime pamatyti, kad jos veidas dingęs. Serijoje muzikos instrumentai, kai tėtis kiaulė paduoda Pepai būgną, kažkas atrodo keistai. Nėra jokios juostos, jokios virvelės, nieko, kas laikytų būgną. Ir vis dėlto kažkokiu būdu, kai Pepa pradeda groti būgnu, jis tiesiog kybo ore, lyg jį laikytų nematomos rankos. O kai Džordžas pradeda pūsti ragą, nutinka kažkas keisto. Kur dingo televizorius ir auksinė žuvelė? Atrodo, kad jie išnyko į orą. Ir galiausiai, kai tėtis kiaulys ploja mamai kiauliai, jo rankos persikerta per galvą. Dabar pereikime prie serijos Žaksulys. Kai Pepa ėmėsi šaukšto, jos rankos persikirto per mamos kiaulės dubenėlį su dribsniais. O šioje scenoje, kai tėtis kiaulys pylė pieną į dribsnius, pieno lygis ąsotyje niekiek nepasikeitė. Pažiūrėk į šį dubenėlį su dribsniais. Jis nėra ant stalo, jis plūduriuoja ore. Taip pat atkreip dėmesį į šaukštą Pepos rankoje, nes jau po akimirkos jis stebuklingai atsiranda ant stalo. Serijoje Rebeka triušytė pastebėjome daugybę klaidų. Šiame kadre mes tiesiog matome Rebekos akis per Richardo ausis. Richardo ausis šiame kadre tapo permatomos. Taip pat, kai Pepa ruošiasi įeiti į kambarį, pažiūrėk į duris čia, jos atidarytos į tunelio pusę. Tačiau kai ji įeina į kambarį, dabar durys atidarytos į kambario pusę. Ir kai vaikai žaidžia Pepos namuose, pažiūrėk į šį lėlių namelį už jų. Priekyje trūksta sienos. Tačiau po akimirkos, niekam net nepalietus, atsiranda siena. Epizode Išvyka mokykliniu autobusu iš karto pastebėjome juokingą klaidą. Pačioje pradžioje visi tėvai atveda savo vaikus į didžiąją išvyką, bet kažkas ne taip. Jei atidžiai pažiūrėsi, pamatysi mamą katę stovinčią ten, bet Candy katės niekur nesimato. Ar ji pamiršo ją atsivesti? O gal animatoriai tiesiog pamiršo Candy apskritai? O šioje scenoje pažiūrėk į Suzy pietų dėžutę. Įsidėmėk, kaip padėtas pusiau suvalgytas obuolys, nes po kelių kadrų obuolys stebuklingai apsiverčia. Ir tai dar ne viskas. Kai Suzy uždaro savo pietų grame dėžutę, obuolys dingsta. Ir galiausiai, kai Pepa pradeda maitinti antis, matome, kad jai liko tik mažas duonos gabalėlis. Tačiau jau kitame kadre vaizdas nutolsta. Ir dabar pažiūrėk į Pepos duoną. Ji vėl tapo tokio pat dydžio kaip ir pradžioje.
Ar tai kažkokia begalinės duonos klaida? Serijoje Policija, kai pareigūnas Panda netyčia atsitrenkia į medį, nukrenta keli obuoliai. Tačiau čia yra klaida. Vos prieš kelias akimirkas, kai pirmą kartą pamatėme tą patį medį, ant jo visiškai nebuvo obuolių. Tai iš kur jie atsirado? Arba tie obuoliai atsirado iš niekur, arba animatoriai paskutinę akimirką pamaitino medį. Serijoje Zoja Zebra, paštininko duktė, kai ponas Zebra ateina paimti laiškų iš pašto dėžutės, pažiūrėkite į šį medį čia. Jis net nesiliečia su žeme. Medis tiesioginė prasme plūduriuoja ore. Vėliau serijoje matome, kaip Suzy Avis užeina į Zojas namus į gimtadienio vakarėlį. Tačiau klaida ta, kad vakarėliui prasidėjus, jos niekur nesimato. Pereikime prie serijos Moliūgų vakarėlis. Iš karto, kai matome kiaulių šeimos namą, dangus yra violetinis. Tačiau kai tėtis kiaulė yra virtuvėje, dangus jau mėlynas. Per kelias sekundės dangus pakeitė spalvą. Kai Pepa ir jos draugai ateina į Suzy namus, juos prie durų pasitinka mama Avis. Tačiau kai Suzy išeina į lauką, mama Avis dingsta. Ir galiausiai, kai Suzy kalbasi su Madame Gazelė, pažiūrėkite į šį veidrodį. Ir ne, mes nekalbame apie Madame Gazelės dingusį šešėlį, mes kalbame apie sienos spalvą. Sienos spalva atspindyje skiriasi nuo tikrosios spalvos. Serijoje Batutai mes esame pas panelę Triušienę Batutų parke. Kai panelė Triušienė juos instruktuoja, jei pažvelgsime už jos, matysime tuščią stalą ir lentyną pilną batų. Kai panelė Triušienė baigia instruktažą ir grįžta prie savo stalo. Dabar galime pastebėti, kad ant jo stalo yra mėlynas batas, tačiau anksčiau stalas buvo visiškai tuščias. Ir tai dar ne viskas, čia Siuzės batai yra mėlyni. Tačiau kai ji juos nusiauna, jie staiga tampa violetiniai. Ir tai dar ne viskas, ši serija pilna spalvotų klaidų. Pažiūrėkite į Džordžo ir Richardo batus čia, jie yra raudoni ir mėlyni. Tačiau kai jie deda savo batus ant stalo, jie dabar yra žali ir violetiniai. Ir galiausiai, kai Siuzė šokinėja ant savo batuto, batuto apsauga yra violetinė. Tačiau kai ji parodo, kad tėtis kiaulys yra ant batuto, apsauga yra mėlyna. Toliau turime senelio kiaulio gimtadienį. Pirmiausia, pažiūrėkite į vakarėlio kepuraitę, kurią paima senelis kiaulys, nes jos spalva iš tikrųjų pasikeičia tą akimirką, kai jis ją užsideda. Tada prie stalo, kur sėdi močiutė ir senelis kiaulys, aiškiai matyti 4 padėtos servetėlės. Tačiau kai Pepa ir Džordžas nusprendžia 2 iš jų užsidėti kaip vakarėlio kepuraitės, staiga jų nelieka nė vienos. Ir tai dar ne viskas. Kol padavėjai patiekė spagečius, ponia Katė rodoma sėdinti su ponia Šuniuke, bet vos prieš kelias akimirkas ji sėdėjo su ponu Keit. Taigi, nebent jie išmoko teleportuotis, tai dar viena animatorių klaida. Ir dar viena smulkmena. Pažiūrėkite į gėles ant mamytės kiaulės suknelės. Nes kai senelis kiaulė pasako, kad jis per senas tikrai šventei, dar kartą pažvelkite į mamytės kiaulės suknelę. Gėlių raštas ant jos iš tikrųjų pasikeičia. Toliau, pačioje serijos Moliūgų konkursas pradžioje, Madame Gazelė aiškina Moliūgų konkurso taisyklės. Bet stebėkite foną. Konkrečiai šie 2 moliūgai. Vienas padėtas ant knygų lentynos viršaus, o kitas ant žalios spintelės kairėje. Tačiau vos po kelių kadrų, kai visi pakelia savo moliūgus, abu jie dingsta. Ir tada, lyg nieko nebūtų nutikę, abu moliūgai stebuklingai vėl atsiranda. Tačiau tai ne vienintelis dingimo triukas. Kai Denis sako, Pepa čia nėra, šalia jo stovi tuščia raudona kėdė. Tačiau jau kitame kadre Rebeka staiga atsiranda sėdėdama toje pačioje raudonoje kėdėje. O ta raudona kėdė, kurioje ji sėdėjo anksčiau, ji paslaptingai persikelia šalia Suzy. Ir galiausiai, kai Pedras gauna savo prizą, atkreipkite dėmesį į jo kėdės spalvą. Vieną akimirką ji oranžinė, o kitą jau šviesiai mėlyna. Galbūt jo prizas buvo nemokamas kėdės atnaujinimas? Serija Labdaros parduotuvė tiesiog pilna klaidų. Atkreipkite dėmesį į močiutės Wolf suknelę. Iš pradžių ji violetinė, o po kelių akimirkų jau žalsvai mėlyna. Ir tai dar ne viskas. Kai kiaulių šeima nusprendžia ką atiduoti, pažiūrėkite į šį kompiuterį fone. Kai Pepa juda iš kairės į dešinę, jis dingsta, o jo vietoje atsiranda sena kėdė. Vėliau, kai mama kiaulė rodo knygą tėčiui kiauliai, kompiuteris vėl atsiranda, o sena kėdė pasislenka į dešinę. Serijoje Mokyklos mugė yra labai greita animacijos klaida. Pažiūrėkite, ar galite ją pastebėti. Štai ir tu, Pepa. Dabar tu esi tigras. Jei sulėtinsime šią sceną, paskutinėme jos kadre matysime, kaip teptukas stebuklingai pakimba ore. Ir taip pat tame pačiame epizode, kai tėtis kiaulė iš baliono padaro dinozaurą Džordžui, galime pastebėti, kad prie baliono nėra pritvirtintos jokios virvelės. Tačiau kai Džordžas pradeda bėgti su balionu, virvelė stebuklingai atsiranda. Epizode Didysis barjerinis rifas. Pepa ir jos šeima tęsia atostogas Australijoje. Pačioje epizodo pradžioje galime pastebėti kepsninę prie paradinių durų.
Vėliau epizode visi įlipa į ponios kengūros povandeninį laivą ir leidžiasi į nuostabią kelionę tyrinėti didįjį barjerinį rifą. Tačiau kai jie grįžta po jūros tyrinėjimo, galime pastebėti, kad kepsninės ten nebeliko. Jei niekas jos nepavogė, kol jų nebuvo, ji turėtų būti toje pačioje vietoje. Galbūt Australija turi savo poniaus lapino versiją. Serijoje Vikingų diena, kai senelis kiaulė žiūri į panelės triušienės prekystalį per žiūronus, galime pastebėti, kad ant prekystalio yra 3 pyrago gabalėliai. Tačiau po kelių sekundžių scena priartėja prie prekystalio ir dabar ten yra tik 2 gabalėliai. Niekas čia nevalgo pyrago, tai kur jis dingo? Ir tai dar ne viskas. Per senelio kiaulės žiūronus pastebėjome dar vieną klaidą. Jei priartinsime močiutę Vilkę, matysime, kad jos puodelis yra mėlynas, bet kai scena priartėja prie jos, matome, kad jos puodelio spalva dabar raudona. Serijoje kūdikis Aleksandras, kiaulių šeima yra virtuvėje ir laukia, kol atvyks kūdikis Aleksandras. Už tėčio kiaulės ant lentos yra keletas piešinių. Kol kas tiesiog susitelki namą ir pilį. Po akimirkos, kai tėtis kiaulė kalba ir kamera priartėja, pilis vis dar yra, bet namo piešinys pradingo. Anksčiau namas buvo visai šalia pilies. Serijoje Laiko kapsulė, kai Suzy įdeda muzikos diską į kapsulę, viena jos ausis atsiskiria nuo galvos. Taip pat, kai Pedras pakelia monetą, viena jo ausis yra labiau įtraukta į galvą nei kita. Ir kai tėvai ateina pasimti vaikų, matome, kad yra 7 tėvai ir 8 vaikai. Tačiau klaida yra ta, kad kai visi žiūri vaizdajuostę, yra tik 3 tėvai ir 6 vaikai. Ir galiausiai, jei pažiūrėsime po televizoriumi, matysime, kad vaizdajuostė yra įdėta į grotuvą. Tačiau vos po kelių kadrų vaizdajuostė dingsta. Serijoje Eismo kamštis, kai kiaulių šeima įstringa kamštyje, mama kiaulė atbulomis važiuoja automobiliu ir pasirenka trumpesnį kelią. Tačiau klaida ta, kad prieš akimirką ten nebuvo jokio kelio trumpesniam maršrutui. Tačiau kai šeima vėl įstringa tame pačiame eismo kamštyje, tas trumpesnis kelias dingsta. Vėliau serijoje į sceną ateina močiutė kiaulė ir senelis kiaulė su iškylos krepšiu. Kai Pedro bėga link iškylos vietos, jo ausis atsiskiria nuo galvos. Toliau serijoje tėtis kiaulė pameta savo akinius, pastebėjome daugybę klaidų. Kai Pepa ir Džordžas įeina į savo tėvų kambarį. Šalia lango matyti vaza, bet vėliau jis stovi šalia spintos. Vonioje pastebėjome keistą klaidą. Pažiūrėkite į Pepos poziciją čia. Pepa yra už Džordžo. Tačiau kai Džordžas patikrina vonę ir scena nutolsta, matome, kad Pepa dabar tikrina tualeto dangtį. Bet kaip tai įmanoma? Ji buvo už Džordžo ir mes nematėme, kaip ji perėjo į tą pusę. Dabar pereikime prie serijos Pasakos prieš miegą. Čia tėtis kiaulys skaito pasakas Pepai ir Džordžui. O jei pažvelgsime pro langą, matysime mėnulį. O jei pažvelgsime į laikrodį, laikas yra 19 valandą. Tačiau klaida yra ta, kad vos po kelių kadrų, kai tėtis kiaulys baigia pasakoti istoriją, mėnulis dingsta. Galbūt mėnulis galėjo pasislinkti, bet laikrodis vis dar rodo 19 valandą. Taigi nepraėjo nė minutė. Ir kai tik tėtis kiaulys išeina iš kambario, Džordžas pabunda, o mėnulis vėl pasirodo. Ir taip pat, kai tėtis kiaulys išeina, pažiūrėkite, kur pastatyta ši kėdė, nes vos po kelių kadrų, kai Džordžas pabunda, kėdė jau pastumta arčiau sienos. Ir galiausiai, kai Pepa pasakoja istoriją Džordžui, pažiūrėkite į šį žaislinį automobilį. Jis nukreiptas į dešinę. Tačiau vos po kelių scenų automobilis stebuklingai apsiverčia ir dabar jis nukreiptas į kairę. Serijoje Geriausia draugė, kai Suzy pirmą kartą atvyksta, priekinės durys yra plačiai atidarytos. Tačiau vos po akimirkos, kai Pepa ir Suzy rodo vieną kitą į liežuvį, durys stebuklingai užsidaro pačios. Tada, kai jos abi knisasi po žaislų krepšį, siena šalia lango atrodo visiškai tuščia, jokių paveikslų, visiškai. Tačiau jau kitame kadre staiga iš niekur atsiranda 2 dinozaurų paveikslai. Ir galiausiai, kai Pepa užklijuoja pleistrą Džordžui, jei pažiūrėsime į jos rankos galą, ji net nėra prijungta prie kūno. Epizode Kelionė mokykliniu autobusu iš karto pastebėjome juokingą klaidą. Pačioje pradžioje visi tėvai atveda savo vaikus į didžiąją išvyką. Tačiau kažkas ne taip. Jei atidžiai pažiūrėsite, pamatysite mamą katę stovinčią ten, bet Kendis katės niekur nesimato. Ar ji pamiršo ją atsivesti? O gal animatoriai tiesiog visiškai pamiršo apie Kendis? O šioje scenoje pažiūrėkite į Suzės pietų dėžutę. Įsidėmėkite, kaip padėtas pusiau suvalgytas obuolys, nes po kelių kadrų obuolys stebuklingai apsiverčia. Ir tai dar ne viskas. Kai Suzė uždaro savo pietų dėžutę, obuolys dingsta. Ir galiausiai, kai Pepa pradeda maitinti antis, matome, kad jai liko tik mažas duonos gabalėlis. Tačiau jau kitame kadre scena atitolinama. Ir dabar pažiūrėkite į Pepos duoną. Ji vėl tapo tokio pat dydžio, kaip buvo pradžioje. Ar tai kažkoks begalinės duonos trikdis? Pažiūrėkime į keletą klaidų, kurias pastebėjome serijoje Ivy.
Kaip šioje scenoje, kai senelis kiaulys spaudžia durų skambutį, matome, kad jo nosis jau įkišta į duris, net prieš tėčiui kiauliui atidarant duris. Serijoje Linksmas bėgimas pastebėjome daugybę klaidų. Pažiūrėkite į tėtį kiaulį čia. Jis stovi tiesiai priešais langą, bet dabar jis stovi jau šalia lango. Ir ne tik tėtis kiaulė vis keičia savo vietą. Pažiūrėkite į kibirą, jis yra tarp langų. Bet prieš akimirką jis buvo tiesiai priešais langą. Ir taip pat pažiūrėkite į senelio šuns vietą. Už jo yra lenta, o dešinėje durys. Tačiau kai scena priartinama prie jo padėtis visiškai pasikeičia. Dabar dešinėje yra langas. Grįžtant prie serijos Linksmasis bėgimas, kai ponia Gazelė aiškina tėčiui kiauliai apie lenktynes, galime pastebėti, kad klasė atrodo neįprastai didesnė nei anksčiau. Taip pat atkreipkite dėmesį į kairėje už tėčio kiaulės esančią lentą. Ji dingo. Tačiau po kelių akimirkų lenta vėl atsiranda. Tačiau šį kartą ji yra dešinėje kambario pusėje. Serijoje Parašiuto šuolis mokyklos stogas vėl leidžia vandenį. Ir mokyklos stogas vėl leidžia vandenį. Ar pastebite, ką nors keisto šioje scenoje? Argi čia neturėtų būti lubų? Mes surinkome pinigų mokyklos stogui sutaisyti. Čia matome, kaip lietus pila per visą klasę, bet skylė net nėra tokia didelė. Tai iš kur visas šis lietus teka? Vėliau, kai Pepa ir Džordžas pasakoja mamai kiauliai apie šuolį parašiutu, fone galime pastebėti šaldytuvą. O ant šaldytuvo durelių yra įvairių lipdukų. Dabar atidžiai pažiūrėkite į šiuos du lipdukus – A ir B. Tačiau klaida ta, kad kai scena priartėja prie mamos kiaulės, B lipdukas tiesiog dingsta. Serijoje Mažasis laivelis kiaulių šeima vyksta į iškylą. Kai jie važiuoja į iškylos vietą, scena priartėja prie Pepos ir Džordžo. Dabar atidžiai pažiūrėkite. Jiems abiem kažko trūksta. Ar žinote ko? Iš tikrųjų, šiame kadre tiek Pepai, tiek Džordžui trūksta rankų. Taip pat priešais Pepą esanti sėdynė yra tuščia, nors prieš akimirką matėme, kad toje vietoje sėdėjo tėtis kiaulė. Kai kiaulių šeima pasiekia iškylos vietą, visi iššoka iš automobilio. Tačiau kai tėtis kiaulė ruošiasi iššokti iš automobilio, pastebėjome neįprastą klaidą. Pažvelkite atidžiai. Tėtis kiaulė segi saugos diržą, bet kai jis ruošiasi iššokti, saugos diržas dingsta. Serijoje Australijos dykuma pastebėjome tikrai keistą klaidą. Čia kiaulių šeima kartu su kengūrų šeima tyrinėja Australijos gilumą. Vienoje iš scenų mama kiaulė renka pagaliukus laužui, kai tėtis kengūra ištraukia kepsninę. Dabar atkreipkite dėmesį į šiuos pagaliukus. Kai mama kiaulė padeda pagaliukus ir juos atspiria, pagaliukai vis dar yra vietoje. Tačiau kai į kadrą įžengia Pepa, pagaliukas stebuklingai dingsta. Pagaliukai tiesiog pradingo mums prieš akis. Taip pat matome ančiasnapį dykumos viduryje, nors iš tikrųjų jie gyvena vandenyje. Taigi, tai yra logikos klaida. Ir tai dar ne viskas. Kai tėtis kengūra kepa kukurūzus ant grotelių, matome, kad ant grotelių yra 5 kukurūzai. Tačiau kai jis patiekia kukurūzus lėkštėje, jų jau yra 6. Vienoje iš serijų, kurioje Pepa ir jos draugai gamina savo muzikos instrumentus, pastebėjome juokingą klaidą. Pačioje serijos pradžioje matome vaikus grojančius įvairiais muzikos instrumentais, o Madame Gazelė juos stebi. O jei pažvelgsime tiesiai už Madame Gazelės, galime pastebėti stiklinę pripildytą spalvotų pieštukų. Tačiau klaida yra ta, kad po kelių akimirkų, kai Madame Gazelė ištraukia dėžutę, stiklinė už jos dingsta. Tačiau po kelių sekundžių stiklinė su spalvotais pieštukais vėl atsirado. Kaip ir serijoje Mokyklos projektas, kai mama kiaulė atsiliepia į Siuzės skambutį, pažiūrėkite į mygtukus čia. Kol kas tiesiog susitelkite į šį oranžinį mygtuką, nes kai scena pereina nuo Siuzės prie mamos kiaulės, telefono mygtukai apsiverčia. Anksčiau oranžinis mygtukas buvo kairėje, bet dabar jis yra dešinėje. Serijoje Tėčio kiaulės biuras, Pepa ir Džordžas aplanko Tėčio kiaulės biurą. Kai jie atvyksta į biurą, matome Tėčio kiaulės stalą. Dabar atkreipkite dėmesį į jo vietą, nes tuo įvyks kažkas stebuklingo. Kai tėtis kiaulė prieina prie savo stalo, jo vieta visiškai pasikeičia. Anksčiau stalas stovėjo kambario viduryje, bet dabar jis yra prie sienos, o už jo yra balta lenta. Serijoje Dance, Pepa ir Džordžas linksminasi savo namelyje medyje, kai atvyksta jų draugai. Tačiau ši scena pilna keistų klaidų. Pirmiausia, atidžiai pažiūrėkite į Rebeką. Iš pradžių jie atrodo visiškai normaliai, bet kai jie ruošiasi įeiti į namelį medyje, akimirką jos veidas staiga išsipurvina purvu. Iš kur jis atsirado? Tada, kai Rebeka žengia pro namelio medyje duris, jos ausys pereina tiesiai per sieną. Bet tai dar ne viskas. Kai atvyksta Pedras ir Denys, šaka, ant kurios stovi Pepa, stebuklingai pailgėja. Kaip tai išvis įmanoma? Vėliau, kai Pepa išstumia Džordžą iš namelio medyje, dalis jo nosies pereina tiesiai per Rebekos veidą.
O kai Rebeka išveda Richardą, jo ausis pereina tiesiai per namelio sieną. Serijoje Polės kelionė valtimi senelis pasiima Pepą ir Džordžą kartu su papūga Polė į kelionę burlaiviu. Taigi senelis kiaulę paspaudžia svirtį ir paleidžia savo valtį. Bet palaukite, čia yra klaida. Pažiūrėkite į svirtį čia ir atsukime šiek tiek atgal. Kaip matome, prieš akimirką šioje valtyje nebuvo jokios svirties, bet dabar staiga jie atsirado. Serija Super bulvė pilna super klaidų. Pažiūrėkite į šį stalą už ponios gazelės. Ant jo yra keletas žaislų. Tačiau po kelių sekundžių iš niekur atsiranda 2 knygos. O vėliau serijoje ponas Bulvė įstringa savo automobilyje. Ir kad išgelbėtų situaciją, atskuba super bulvė. Tada jis panaudoja savo super jėgą, kad nuimtų stiklinį automobilio stogą. Klaida čia ta, kad dar prieš jam visiškai nuimant dangtį, ponas Bulvė išlipa iš automobilio, pereidamas per stiklinį stogą, kas visiškai prieštarauja fizikos dėsniams. Atrodo, kad tikrasis superherojus čia yra ponas Bulvė. Serijoje Ilga kelionė traukiniu tėtis kiaulė gauna laišką, kuriame rašoma, kad jis turi išvykti darbo reikalais, išbandyti labai svarbų betoną. Pepa, mama ir Džordžas visi nusprendžia vykti kartu su tėčiu ir pasimėgauti kelionę traukiniu. Visa kiaulių šeima eina į stotį ir laukia traukinio. Kai traukinys atvyksta, jie atsisėda į savo vietas. Dabar žiūrėkite atidžiai. Kai matome traukinį iš toliau, pastebime, kad viena katė sėdi viena vieta už kiaulių šeimos. Tačiau problema ta, kad kai traukinys pasiekia savo stotį, ta pati katė matoma laukianti prie traukinio. Tiesioginė prasme, tas pats personažas yra ir traukinio viduje, ir išorėje tuo pačiu metu. Serijoje močiutės kiaulės vištos, Pepa ir Džordžas vyksta pas savo senelius į namus. Ir kai jie atvyksta į namus, močiutė kiaulė parodo Pepai ir Džordžui jų kambarį. Wow, šokinėjanti lova! Taip, dabar! Ar pastebėjai ką nors keisto? Pepa ir Džordžas numeta savo lagaminą ant grindų ir pradeda šokinėti ant lovos. Atkreipk dėmesį, kad abu lagaminai yra ant grindų. Tačiau klaida yra ta, kad po kelių sekundžių lagaminai stebuklingai dingsta. Dabar dėl kitos klaidos parodysime jums klipą. Pažiūrėkite, ar galite pastebėti klaidą. Oi. Šios sėklos išaugs į gražias gėles. Ar pastebėjote? Kai senelis kiaulė kalba apie sėklas, atkreipkite dėmesį, kur padėtas laistytuvas. Tada scena priartėja prie sėklų ir grįžta į pradinę padėtį. Bet pažiūrėkite į laistytuvą. Jo padėtis šiek tiek pasikeitė tarp kadrų. Ir tai dar ne viskas. Šioje serijoje yra dar juokingesnių klaidų. Pažiūrėkite, kaip senelis kiaulė nepaiso gravitacijos dėsnių. Pagal tai, kaip jis laiko dėžutę, visos sėklos turėtų iškart išbyrėti. Tačiau čia iškrenta tik viena sėkla vienu metu. O anksčiau dėžutė buvo pilna sėklų. Tačiau vos tik išbyrėjo pirma sėkla, dėžutė tapo pustuštė. O po kelių sekundžių dėžutė vėl pilna sėklų. Ar čia kažkokia begalinių sėklų klaida? Ir paskutinė šios serijos klaida yra tikrai keista. Kai senelis kiaulė vaiko paukščius, jo ranka persidengia su Pepos veidu. Dabar iš Pepos veido auga ranka. Serija Gamto takas yra klaidų takas. Parodysime jums 2 scenas. Pažiūrėkite, ar galite pastebėti klaidą. Tiesiog sutelkite dėmesį į tėtį kiaulę, nes klaida susijusi su juo. Tėti, ką mes pamatysime kaime? Tai yra Pradžia. Gamtos tako. Mes čia. Valio. Ar radai? Pirmoje scenoje tėtis kiaulė nedėvėjo jokios kuprinės, bet antroje scenoje jis sėdi su kuprine, kuri beje neturi jokių dirželių. Ji tiesiog prilipusi prie jo nugaros, o dirželiai atsiranda tik tada, kai jis iššoka iš automobilio ant žemės. Dabar jau įpratome matyti, kaip jie iššoka iš automobilio, bet šįkart jie šoka iš automobilio galo į priekį. Dabar tai jau aukštesnis lygis. Ir dar durys patogiai užsidaro pačios. O įdomiausia visame tame, kam jie atidaro duris, jei vis tiek ketina iššokti iš automobilio. Serijoje Elektros dingimas Pepa ir Džordžas šoka savo svetainėje. Matai tą lempą? Kitose serijose tos lempos nebuvo. Vėlgi, dėl siužeto jie pridėjo daiktą. Tai taip pat apima ir tai, kad šioje serijoje jie pridėjo mygtuką ant televizoriaus, kad Pepa vėliau galėtų jį paspausti. O po kelių sekundžių scena persijungia į mamytę kiaulę, kuri dirba. Ir šiame kambaryje taip pat nebuvo tos lempos. Jie tiesiog pridėjo tą lempą tik šiai scenai. Kompiuteris išsijungė. Oi, Kas yra elektra? Elektra. Ar pastebėjai ką nors? Tėčio kiaulio dulkių siurblys dingo. Ankstesnėse serijose tai buvo tik sandėliukas, bet šioje serijoje jie pavertė jį rūsiu. Priešingai nei rodo pavadinimas, serija Tobula diena visai nėra tobula, nes joje pastebėjome keletą animacijos klaidų. Čia Pepa ir jos šeima eina į prekybos centrą, kad mama kiaulė galėtų patirti tobulą dieną. Ir kai kiaulių šeima įeina į panelės triušienės spa, matome, kad ponas Jautis taip pat yra spa ir gauna masažą.
Po akimirkos Pepa, Džordžas ir tėtis kiaulė išeina iš spa, kad apžiūrėtų prekybos centrą. Ir kai jie tai daro, jie praeina pro porceliano parduotuvę, o toje parduotuvėje matome poną Jautį. Bet juk ką tik jis buvo spa ir gavo masažą. Ar jis ką tik teleportavosi? Ir tai dar ne viskas. Tyrinėdama prekybos centrą, Pepa sutinka Siuzę ir jos nusprendžia pasidaryti linksmų nuotraukų fotokabinoje. Jei atidžiai pažiūrėsime, galime pastebėti paveikslus abiejose fotokabinos pusėse. Tačiau klaida ta, kad kai jos išeina iš fotokabinos, paveikslų ten jau nebėra. Nors anksčiau aiškiai matėme 2 paveikslus abiejose kabinos pusėse. Bet palaukite, šiame epizode liko dar viena klaida. Po puikios dienos, kiaulių šeima išeina iš prekybos centro. Ir jei pažvelgsime į prekybos centro įėjimą, galime pastebėti, kad abiejose durų pusėse yra po 3 simbolius. Tačiau problema ta, kad anksčiau, kai kiaulių šeima įėjo į prekybos centrą, kairėje pusėje buvo 4 simboliai, o ne tik 3. Serijoje Dantistas. Kai daktaras Dramblys kalbasi su Pepa, jei pažvelgsime už jo, ten nieko nėra, tik paprasta siena. Tačiau kitame kadre scena šiek tiek priartėja ir staiga atsiranda kriauklė. Taip pat po kelių scenų matome, kad už Džordžo stovi mama ir tėtis kiaulės. Tačiau kai kamera priartėja, jie dingsta, o jų vietoje atsiranda vandens aparatas. Taip pat atidžiai pažiūrėkite į šio paveikslo padėtį. Kaip matome, jis yra šalia kėdės, tačiau epizodo pabaigoje paveikslas jau yra nutolęs nuo kėdės. Šiek tiek atsukus atgal, scenoje, kur ponas Dramblys ruošiasi apžiūrėti Džordžo dantis, galime pastebėti, kad stiklinėje yra šiek tiek burnos skalavimo skysčio. Tačiau kai Džordžas atsisėda ant kėdės, stiklinė yra visiškai tuščia. Tačiau po kelių sekundžių burnos skalavimo skystis vėl atsiranda stiklinėje.